Šitoje pamokėlėje pasižiūrėsime šiek tiek, kur yra visos programos, kaip galima įsidėti jas į tavo namų ekraną, kaip jas iš ten išsitrinti ir kaip susidėlioti telefoną pagal save. Taigi, prisimename šitos ekranus. Dabar dar visos programos yra sėdinčios tavo telefone apačioje, kur parašyta apps. Paspaudus apps atsiranda dar nauji langai. Tai va čia yra visos sudėtos tavo programos, čia yra nustatymai visi taip pat, tai va irgi braukant į šonus. Viskas šiandien išdėta abėcėlės tvarka, tai jeigu reikia kažką surasti, tiesiog pagal abėcėlę surandi, ties S. Va čia yra settings, ties S. Paspaudys atsidaro. Jeigu tai atidarai ne tą, ką nori, yra pačioje va tas mygtukas, lietimui jutrus, paspaudė atgal ir jis grąžina atgal. Dar tada žiūri po tos programėlės, gal kažkokios kitos reikėjo įsijungti ar dar kažką tai. O jeigu nori programėlę įsikelti ant savo viršutinių ekranų, tai reikia ją paspausti. Išsirenkam kažkokią, tarkim, kurią tu dažnai naudojasi. Tarkim, tai būtų tavo Gmailas arba galerija netgi. Tai paspaudžiam galeriją ir laikom, neatleisdami. Ir matome, kad čia atsirandame ties savo ekranu ir jisai nurodo, kur tu galėtum lyg tai pabandyti nusitempti savo šitą. Tai gali bandyti vesti iki pat šono, jis peršoks į kitą langą ir galbūt va čia kur vieta, kur tu norėtum va čia pasilikti ir va galerijos mygtukas va ten ir liko. Jeigu tu nepataikei, o galbūt vis dėlto tai ne tas, ko tu norėjai išsikelti pas save viršų, tai ištrinti tai labai paprastai galima. Paspaudai, laikai ir viršuje dešinėje matome delete. Tai tiesiog va tą ikoniuką nuėmam ir paleidžiam ir jisai išsitrina. Programa pati neišsitrina, ten ją vis tiek daug sunkiau per nustatymus reikia, tačiau taip šitas programėlės išmesti tos shortcutus kažkokius savo nuorodas gali va čionais mėtytis, persikėlinėti kaip nori. Gali kitą kažkur pasistumti, tai tiesiog paspaudi palaikai ir nukeli ją va čia kažkur tai. Ir jis dabar tenai sėdės pas tave viršuje. Taip, tai šitą jau mes kaip ir praėjome.